Paliekam svetingai Gustavsbergą. Toliau trauksim į Vaksholmą. Šiąnakt nakvynė Vaksholme. Bandysim aplankyti pilį, apsižiūrėti. Ir šiaip sako, pats Vaksholmo miestelis labai fainas. Žiūrėsim, kaip ten yra iš tikrųjų. Tokie eismo kanale. Link Stokholmo. Laivų. Vienas pas kitą. Vietos tokia siaura, bet yra kur prasilenkti. Kaip sekasi vairuoti? Gerai? Liuks. Atsisuk. Kaip sekas degintis? Gerai. Liuks. Pasidariau dalį iš Aha. Gražus kanalas, labai faina tikrai. A. Vaksholme gyvena apie 5000 gyventojų, o pats miestas užima apie 160 hektarų plotą. Daug judesio krantiniai. Aha, tikrai. Ir šiaip tiek katerių, ne, aplinkui ką. Pilna veiksmo visur. Mes krantus užsimetėm, esam pasiruošę švartuotis. Čia koks įdomus. Matau, čia kur gulė, ne? Virvės, ta prasme, prisirišę, taip? Aha.
7 vieta, ne? Jo, ten į gylį, nes ten 19 skaičiukas. Prisišvartavom, skubom į pilį. Čia vyksta kažkokie koncertai. O čia Padelio aikštynas ant vandens. Paskui iš arčiau nufilmuosiu. It's taking a child, making up a reason to justify all the hurt inside. Yes, she knows from their smiles and the look in their eyes. Everyone I never loved her much, and they never keeps in touch. Kokie faini. Labai gražus. Žiauriai gražus. Va, kokių čia atributų. Tai čia kas vyksta dabar? Kaip diskoteka? Karaoke čia galite pasileisti ir dainuoti. Kaip super. Pasipuošti gali, nu faina. Tuoj tėtis. O, prašau, scena. Paskui jau ne spektaklį toj parodys. Kaip pas tave ateisim spektaklį. Į sceną. Super. Ištrauk mikrofoną. Jo. Tikrai. Valio! Aplodismentai žiūrovai. Va, ir vaikams.
Galima papiešti ir išlankstyti padėta visokių dalykų. Vienu žodžiu, pilna veiklos. Pilna veiklos pily. Viskas taip apgalvota vaikams, kaip smagu. Ir netgi muziejui galima valgyti ledus ir jeigu nutyška, tai pasivalai, o paskui, kai jau maždaug ledai turėtų baigtis, tai ties tą vietą yra kriauklytę rankom nusiplauti. Bet taip. Ačiū, dar gali vėliavas matintis. Jo, Europos, va prašom, aš iškart savo matau. Viso pasaulio. Ne, va. Va, kriauklytė tokia. Rankytę nusiplauti, kaip po ledų kimba. Nu, ko čia įsipatoginot? Plaukėm iš Suomijos, sakau Ulai, kad mes plaukėm iš tos. Kaip nematėm, tikrai. Matėm. Tik nestojam. Čia buvo judesio, nes čia va ta siaura vieta praplaukimui, čia tiek tos vietos yra, čia tų laivų pilna. Ir aš prisimenu šitą va kolonėlę, kur užrašyta taip gražiai Vaksholm ir taip vilioja labai sustoti. Nu. Nesustojam. O čia San Juan, taip? Labai toks oras geras čia dabar. Eisim pasivaikščioti po miestelį paskui. Jo. Įdomiai čia nusileidom ir tokią vietą norėčiau dabar išsigrauti arbatos, kažką skanaus. Ot, ką daro alpinizmo salės. Sugadina vaikus. Nebeleisk lipti jau jam. Udrybų geros, ką nebelipko. Čia aukštai jau. Aš irgi noriu dar vieną. Bėgam. Ai, žinau, aš galiu perlipti. Pagaliau atsikratėm vaikų. Ai, pasigailėjai, ne? Negalima viršti 8 mazgų. Einam aplink pilį. Udry baik. Čia su vaizdu. Tam pabaigėsi sodinukai mano. Udry. Dar girdis atsakau. Gražu. Kas čia per geras? Rugelis? Labai tokios panašios į rugiagėlės. Bet jos yra gal kaip dar bajorės kažkokios būna, nežinau, močiutės klausimai. Mama, aš noriu tai patikti. Čia Vaksholmo gal toks bulvaras, nežinau. Žodžiu, centrinė gatvelė. Nu, panašu į bulvarą. Bet čia paroda kažkokia, bet kaip gražiai. Labai. Gražus darbai.
Kur yra? Ai, dirba. Dirba, ne? Nu, prasme, paroda tai vis dar yra. Nu tai va, pasižiūrėk, tikrai labai gražu. Gatvėj, ką nori. Tavęs mašina. Kompanija, didelis esės. Užteks nejuokauti, turit patys padažą. Numbas man vis Nu, imk, biški. Niokiš kaip galvas. Aš čia mėgdžiau. Kaip galvas. Aš jau leidau. Ui, ne. Podría no ser Netriukšmaukit, koncertas dabar.